Ir ten kelias būdavo ir per laukus, ir per miškus. Tai miške būdavo ta vilkų pakas migruoja ir ten tokia vilkė. Tai ir bibininkai gali sutikti. Bibininkai, tai ten jie veisdavosi, bet jos labai greit sušaudydavo. Nu, atsiųsdavo iš centro. NKVD? Ne, tai jau ne NKVD buvo, jau KGB, bet ten, man atrodo, buvo Bartašiūno mentų mokykla. Jiems kaip praktika būdavo bibininkus medžioti po Lietuvos miškus. Nes bibininkavimas, jisai buvo toks, nu, nėra, kad antitarybinė veikla. Tai protestas. Ir net ne protestas. Čia tarybinė teisė ir medicina bibininkavimą traktavo kaip tokį tarp nukrypimo ir iškrypimo. Suprantat? Tai bibininkai kartais juos užverbuodavo. Tie, kurie, nesipriešindavo, kurie gailėdavosi, kad rodo bibi, juos pasikviesdavo pokalbiui. Ir inspektorius jiems sakydavo, arba tu parodai bibi paskutinį kartą ir mes tave gydom priverstinai nuo psichinės ligos ir tu antaminazino čia ilgai netemsi. Arba tu mus informuoji, kur kaime kiti bibininkai. Tai tokie palūždavo. Ne visigi buvo stiprų žmonės. Būdavo bibininkas, jis irgi visuomenės ląstelės, iš liaudės liaudės nukleusas. Ir žmogus palūžta natūraliai. Ir pas jį šeima gal yra, ir ten sengalvėlė baba rauda, kad sūnus nuėjo voliais ir vietoj to, kad būtų agrotechnikas ar ten zootechnikas, jis bibius rodo žmonėm, o gal net ir moterim. Tai tokie palūžta ir jie pasirašo undisclosure agreementą, nevyzdnai jie pasidaro. Ir kaime visi iš tokių žinojo, tai kad jis bibininkas, tai kaime žinodavo jau prieš tai, jis jau būdavo pirmai prisidirbęs ten ir ne vieną, ne du kartus ir jau gavęs per dantis nuo kaimo vyrų. Ir su lenciūgais tokius uždaužydavo kartais negyvai. Aš žmogus, jisgi nekaltas, jisai... Nekaltas. Jis turi tą potraukį. Galų galia, ką jis kam blogo padarė. Ką jau čia kažkas labai apalpo, čia kažkas labai gyvenimas įgriovė, kad jisai pabibininkavo kur nors. Ką čia jau didelis kriminalas kažkoks, tai tarybinė veikla. Tai jos visus mūsų valsčių žinojo, kas iš matymo ir nuogirdos ir visokie gandai vaikščiodavo. Tai tie bibininkai, tai jie mūsų kaime, tai jie nedirbdavo, jie kitur, į kitą rajoną. A užtat iš kito rajono atvažiuoja, ne vietiniai, iškart matai, kad ne vietiniais. Ir kitaip, ir bibininkai kitaip elgėsi, jie tokį mados pojūtį turėdavo geresnį, jie tokie kaip tarsi...